Taigi, treneri, patyrėte pralaimėjimą. Kokios pagrindinės priežastys galbūt? Truputėlį vienu metu neapsigynėm prieš jų centro puolėją. Šiek tiek gal šaltakraujiškumo pritrūkom, neįmetėm iš po krepšio tokių gerų, tikrų metimų. Nu ir, nežinau, kai kuriuose vietose gynybai klydom. Ne taip apsigynėm, kaip turėjom apsidengti. O ką galima išvelgti galbūt gero? Tai gerai, kad kova buvo. Buvo kova, to visi laukia. Mes pažadėjom, kad bus kova, pavyko šiandien išvykoje. Dabar serija keliasi į Šiaulius. Vieną kartą jau pavyko ten jas įveikti. Vieną kartą pavyko, bet komanda tikrai yra stipri. Tai sveikinu su pergalė šiandien namuose. Gal, kaip sako, žiūrovai sienos padeda, gal padės. Na, norint laimėti medalius, reiks laimėti bent kartelį ir čia. Ar pavyks? Tai mes stengiamės visada, bandysim ir čia laimėti. Kodėl šiandien netiek daug trūko, tai gal kitą kartą bus geriau. Gerai, treneri, ačiū ir sėkmės atsakomosios rungtynėse. Dabar mes pabandysime pakalbinti ir Sirenų atstovę Rasa Žemantauskaitė Matlašaitienė. Pažadėjo duoti komentarą, pabandysime pakalbėti su ją. Going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere. Tai sveikinam su pergalė ir koks būtų tavo komentaras po rungtynių? Pirmiausia, tai norėtume, skiriam šią pergalę treneriui mūsų sergančiam. Be abejo, pirma pusė parodė, kad nesigynėm, susirinkom asmeninių daug pražangų, bet padarė ištvermingumas, kovingumas visų žaidėjų, manau, ir pasiekėm to pergalę rezultatą, 4 taškai, manau. Būtent tas ir lėmė pergalę. Taip. Kaip vertini savo pasirodymus? Tuos tiesiog gal nesitreniravau paskutinės dienas, nes turėjau problemų su keliu, tiesiog, sužaidžiau taip, kaip galėjau, manau. Be abejo, kiekvienas žaidėjas turi savo priekaištų. O šitą mums pergalė tiek psichologiškai, tiek pati pirmoji mums buvo dėl medalių tikrai labai labai svarbi. Ir linkime, kad treneris mūsų pasveiktų ir grįžtų. Mums lengviau su juo, man atrodo, būtų žaisti. Gerai, ačiū, sveikinam. Ačiū labai. Iki. Tai buvo Rasa Žemantauskaitė Matlašaitienė, viena iš Kauno rajono Sirenų komandos lyderių. Kągi, dabar serija keliasi į Šiaulius, antradienį atsakomasis mačas ten. Na, o tiesioginė transliacija jau išvystė jūs rytoj. 13 val. Mes keliamės į Kauną, ten didysis finalas, kuriame sutinka Kauno Vyčiaistės ir Vilniaus Kibirkštis Tichė iki. Tad 13 val. Įsijunkite ir stebėkite Lietuvos moterų krepšinio lygos didįjį finalą. O dabar linkime gero vakaro.